Sveiki, šiandien gavau nemažą siuntinuką iš L'Orealio. Kai pamačiau, kiek daug lūpdažių jie man įdėjo, kaip, ta prasme, čia nėra, aišku, 9 galybės, bet gana nemažai jų. Tai kai pamačiau, kiek čia yra ir kokias gražios spalvos, netėjo kuo greičiau jas išbandyti ir pagalvojau, kodėlgi nepadaryti lip swatch'ą. Kad jau pradėjau kalbėti apie L'Orealio siuntinį, tai galiu parodyti, kągi aš čia gavau šį kartą. Tai yra maskuoklių paletė. 2 spalvos yra paslėpti Oniui ir Kiam ir Venom. Ir toliau 3 atspalvių yra grinai maskuokliai. Tai įdomu bus išbandyti. Toliau Infallible Blush Paint Longwear High Impact Stick. 3 spalvų. Atrodo va taip. Ir net nebuvo atidarius, net nežinau, kas čia per daiktas. O. Išsisuka. Kokia spalva ryški. Ir kaip gerai sklaidosi. Išsisklaido, sakyčiau, pilnai, nes kai užbrėži tokį ryškų brūkšnį, tai tikrai neįsivaizduoju savo tepant ant skruostų kažką panašaus. Tokia oranžinė. Labai ryškios spalvos. Nes pažiūrėkit, kaip išsiblendina gerai. Dabar nusivalytės visą video, bus tada baisios rankos. Toliau be lūpdažių buvo dar 2 Brow Artist Expert. Net nežinau, kaip čia pavadinti, kažkokie stikai. Žodžiu, antakių pieštukai. Taip, išsireiškime. Taip pat atrodo, yra pas mane 2 atspalvių. Yra blond ir yra warm brunette. Tai tokie išsukami. Brow Artist esu bandžiu tokį storą pieštuką. Man jis labai patiko. Esu jį padėjusi savo tuštučių maišelį, tai jisai tiesiog laukia, kada galėsiu jums daugiau apie tai papasakoti. Toliau tai yra krūva. 1, 2, 3, 7 lūpdažiai. Colorish matinis finišas, čia kaip suprantu visur. Tai va, tai gal pradėkim spalvų tikrinimą. Taip, tai yra Colorish 634 Greige Perfecto, jeigu teisingai perskaičiau. Tokia tamsiai ruda, šiauriai gera spalva. Man labai patinka. Kita. Taip, pabandykime dar tamsesnį. 430 Monjous. Kažkaip panašiai. Tobulas matiškumas. Aišku, norint labai gražiai pasidažyti, tikrai reikalingas pieštukas ir tikrai reikia ne taip 1, 2, 3 greitai bandyti pasidažyti, bet kokiu atveju, kaip matot, labai greitai pasidažiau ir tikrai visai neblogai gavosi. Labai faina tikrai spalva. Žodžiu, vaikas atsikėlė ir gana triukšmauja. Tai dabar kol kas tiesiog dažysiuosi. Ir rodysiu jums greitai spalvas arba parašysiu kažkur tai ekrane, tai žiūrim.
Tai va, išsitepliojau lūpas visom spalvom. Gabrielis labai gražiai katučių paploja. Tepasi fantastiškai, labai geras jausmas. Pasidengia labai tolygiai. Įdomu tik tai kaip laikosi. Jeigu jis pakankamai drėgnas, tai taip, kad jisai visiškai liks savo vietoje ir niekas su juo nesidarys, tai šiaip naivu tikėtis. Dar nesu tokių atradus. Dažniausiai tie, kurie visiškai nenusiema, nenusivalo. Kurie nenusivalo, tai tie dažniausiai yra labai matiniai ir žodžiu, labai sausinantis lūpas. Gabrieliau, mano lūpdažiai. Gabrielis išsirinko, kokias spalvą išsirinkai. Žodžiu, neturiu kol kas absoliučiai nieko blogo apie juos pasakyti, nes labai smagiai naudojasi, spalvos fantastiškos ir net negalėčiau dabar... Nereikia taip. Dabar net negalėčiau realiai išrinkti savo favoritės. Šitų gal nereikia. Ne, čia nereikia. O tai padedam. Nešiuką. Va šitą pasižiūrėk. Kokia graži paletė. Žodžiu, reiktų dažytis kiekvieną dieną, pasidaryti gal selfių ar kažką ir tada gal kažkaip tai išsirinkčiau savo favoritus, nes dabar nebuvo čia nei vieno lūpdažio, kurio realiai nenorėčiau dėvėti ant savo lūpų. Taip kad kol kas Vai, Gabrieliau, kol kas tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko, paspauskit like, pakomentuokit, nepamirškit paspausti subscribe. Ir tada pasimatysim kitose video. Ate, sakyk. Ate.